Koks greitas ir nenuspėjamas tas gyvenimo tempas. Reikia visuomet skubėti. Jeigu tik bandai sulėtinti, iš karto pradedi trankytis į bėgančius žmonės ir tenka vėl prisitaikyti prie jų ritmo. Atrodo, šiame chaose nerandu laiko net savo pačiai, tačiau ko nepadarysi dėl draugų? Darbai niekada nesibaigia, jų tik nuolatos daugėja. Nesu tikra, ar pykti, ar juoktis toliau, nes juk tai nebe pirmas kartas. Nepaisant to, esu dėkinga už akimirkas, kuomet drauge rinkomės knygas ir diskutavome apie Spinozą, Marką Aurelijų ar žmogaus sąmoningumą. Štai ir pamoka. Niekada nesakyk niekada. Gyvenime juk būna visaip. Tiesa, skubi, stengiasi dėl kitų, tikiesi, tačiau galiausiai lieki viena. Gal tai man pamoka, jog turėčiau pagaliau pamilti savo pačios draugiją. Gal tada daugiau niekada nereikėtų kentėti nuo vienatvės.